smėlio dalelės, kad išlaikyti tos smėlio dalelės, tai ten yra 100 tonų. Kadangi laidos laikas baigėsi, tai aš tiesiog noriu paklausti, bet jūs turbūt suprantat, kad vyriausybė kelia skalūnų dujų gavybai, žvalgybai ir gavybai atveria. Taip. Ką jūs ketinate daryti? Tai aš esu jau sakęs, kad jeigu pilies gynybą išduoda vadai, tada pilienė ginasi viduje. Ir tokiu atveju mes atsakomybę perkeliam valdžiai, pirmoje eilėje prezidentai ir vyriausybei, o patys imsimės priemonių, kurių reikalaus aplinkybė. Pati konstitucija įpareigoja mums ginti savo nuosavybę, o konstitucijos dvasia mus įpareigoja apsijungti, susivienyti ir ginti bendrom jėgom. Kągi, ačiū labai, kad atvykot pas mūsų laidą. Galima dar vieną pasakyti. Labai trumpai. Čia yra didžiulis išpūstas burbulas, aišku, grėsmės yra, bet ne tokios apokaliptinės, kaip čia sako. Tokia žvalgyba buvo atlikta Vengrijoje, nerado tai yra nuomonė neatsakingo žmogaus, nenusipelniusi Seimo nario vardo. Ačiū. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj tuo pačiu metu. Iki. Labai gerai, kad prisimate visą atsakomybę už Lietuvą. O kas man belieka? Kaip jūs gavę žmonių šitą reikėjo? Sakykite, ar nebuvo kitos išeities? Čia supranta, čia yra jūsų, kaip sakant, apokaliptinis. Kodėl jūs nevyksta ten, kur su plakatais stovi? Kodėl nebuvote jo ten, kur savo ten? Mes važiuojam ten, kur mus pakviečia. O mes važiuojam ten, kur jūs ten buvote su plakatais? Buvo. Visa delegacija. Kodėl jūs nevyksta ten? Vienas mažas kaimelis, o visi kiti sutinka. Lenkijos prieš 440 grąžinių. Aš tai manau, kad trūksta informacijos tiesiog. Aišku, su žmonėm reikia kalbėti. Jūs esate pripumpuoti, prigazdinti. Informacija tokia tendencinga. Aš jums dabar čia dabar aišku, jūs neleidot man įsiterpti pasakyti. Mes būtent paskambinom Salamakinui, tiesiogiai jam, jisai su mumis asmeniškai šnekėjo, būtinai atvykit, laukiam jūs, ne jūsų neuskambinau. Aš būčiau paskambinam Salamakinui. Nes aš labai mėgstu, kaip sakant, jaunimą. Ir su juo suderinom, kad mes visur galėsim patekti. Bet jūs ką kalbame. Tarsi jūs suderinot su Salamakinu. Bet gal ne su Salamakinu reikėjo derinti. Kad mes galėsim apskritai gal tiesiog su pačiu jūs nematėte pirmą sykį, kad jeigu yra kiti žmonės, reikėjo paklausti, kas tu. Jūs esate Seimo narys. Aš paklausiu, kas tai. Tai jeigu yra, tai einam kartu. Bet jie nesakė, kad mes norim eiti, jūsgi nebuvote. Antra grįžė, yra policija, teisėtvarka, a jūs kaip Seimo narys, nors užsukat, kad būtų padaryti. Aš jums nedėkoju, už tai, ką jūs pasakėte tada Gaseltonui. Bet kad toliau jūs nežengėte tai žingsnį. Apginti savo pilietį. Ir būtent prezidentė ir jūs davėt valią, kad mūsų žmonės Lietuvos nekeltų. Aš Gaseltonui girdėjot, kaip aš pasakiau, tai neturi teisės Lietuvoje tokių straipsnių rašyti, kaip buvo Lietuvos rytį. Girdėjot, kaip ten pasakiau. Turėkite omeny, kad lietuviai pradės ginti savo konstituciją. Visais įmanomais būdais. Suprantat, aš dar pasakysiu, tai nedavėt man per laidą pasakyti. Kodėl aš visiems nedaviau pasisakyti, kai reikėjo sakyti? Žemės gelmės yra valstybės nuosavybė. Ir valstybė, atsižvelgdama, reiškia, į piliečių interesus. O ko jūs nesižvelgėte į juos? Ne valstybė atsižvelgia. Kiek buvo patiktas, aš manau, kolegos, kad jūs nerasit niekada bendros susitarimo. Tai čia neįmanoma. Jeigu galima moteriai įsiterpti. Aš norėčiau Paliuko paklausti, kuris neatsakė, kas prisiims atsakomybę. Aš tada paklausiau jų, kodėl jūs neatsakėte. Taip, kas prisiims atsakomybę? Ar jūs atsakėte į tą klausimą? Ir dabar neatsakot, kas prisiims atsakomybę. Ar jūs pateikėt, ar jūs pateikęs va šitokius pataisas, ar jūs prisiimsit atsakomybę? Ne, jūs pasakykit, ar jūs prisiimsit atsakomybę? Ačiū labai, kad aš dar kartą jūsų klausiu, ar jūs prisiimsit atsakomybę? Aš jūsų dar kartą klausiu, ar jūs prisiimsit atsakomybę? Mes turim objektyvius leidinius, ne šitokius užsakymus. Gerbiamas Raimondai Paliukai, ar jūs prisiimsit atsakomybę, jeigu kas nors atsitiks? Gerbiamas Paliukai, dar kartą prašau jūsų, visų ūkininkų vardu, pasakyti, ar jūs prisiimsit atsakomybę, pateikęs šitą pataisą? Nu jau jis atsakė labai. Aš pasakiau, aš už ją atsakau, nes aš ją tikiu. Bet ar jūs prisiimat atsakomybę? Kokią atsakomybę? Atsakomybę prisima tie, kurie vykdys darbus ir kurie prižiūrės. O kas leido jiems vykdyti? Čia pašiūčia galbūt. Rūta nešioja, Rūta. Aš viską turiu. Tu įsijautusi supranti. Prigazdinti žmonės... Kieno prigazdinti? Kas mus gazdina? Ar jūs man pasakysite? Pasivalykit. Ar čia lygiai taip pat kaip...
Reiškia, ir premjeras, ir ministras, ir prezidentė, ir Seimo nariai yra, visi yra durni, tik tai jūs esate protingi. Kaip neprekojim, pasirašė. Pasirašė įstatymą. Jūs pateikėt... Nu teisingai, aš pateikiau, kaip aš įsivaizduoju. Jeigu aš būčiau to nepateikęs, tai... Jūsų vaizduotė įtakoja kažkas ir jūsų formulavo. Lietuvoje būtų galima tų procesų vykdyti. Galimai kažkas įtakoja, nežinau. Nu retai yra. Aplinkos komitetą kas antrą dieną. Už savo pinigus važinėjau. Šiaip jūs sakydamas, na, jūs labai įžeidžiat ir... Aš už tą patį mišką tos pačius pinigus investuoju į to miško pažemės gynybą. Aš Aš jų kalbėsiu tada gerai, paprieš, keliauju. Aš žiūrėkit, dar sumuštų mane. Ne jūsų mados. Nenusipelnęs purvintis rankų. Į tokį Aš šėlą. ant jūsų jo visai nepykstu, tik man gaila, kad jūs nesuvokėt. Manau, kad nerasit bendro.